Prieš kurį laiką su kolega kalbėjau apie laiko konceptą. Ir laikas tai yra matas, vieneto matas, kuriuo mes matuojam tam tikrus ciklus. Tai kaip pavyzdys, dienos ir nakties ciklą mes matuojam 24 valandom. Savaitės ciklą mes matuojam 7 dienom. Mėnesio ciklą mes matuojam 30 arba 31 dieną. Viskas mūsų visatoje vyksta ciklais. Ir mes tiesiog sugalvojame būdą, kaip matuoti tuos ciklus. Ar nustebinčiau tave pasakydamas, kad rytoj maždaug apie 6 ryto pakils saulė? Durnas kažkoks klausimas, teisingai. Žinoma, kad saulė pakils. Kodėl? Na, nes rašytinės istorijos šaltiniuose daugiau kaip 6000 metų jinai pakyla. Ir tai nieko mums nėra naujo. Bet kai kalbam apie savo gyvenimą, mes pamirštam, kad tai galioja ir mums. Įsivaizduok dabar ūkininką, kuris pasėjo grūdus. Ar tas ūkininkas po 2-3 dienų eis į lauką ir žiūrėt, ar išaugo kažkokie daigai? Ne. Jis supranta, kad grūdams suaugti reikia laiko ir kad po 3 dienų jis jokių daigų nematys. Kad gal net šaknis nepradėjo skleistis iš to grūdelio. Kaip tu žiūrėtum į tokį ūkininką, kuris nepasėtų savo derliaus iki vasaros? Sakytum, durnas, aš ne ūkininkas, bet aš ir pats suprantu, kad, sėjam tai pavasarį. Šitie konceptai mums yra visiems aiškus ir suprantami, kad ūkininkavimui reikia laiko. Kiekvienas augalas turi savo sezoną. Medžiai lapus meta rudenį. O kodėl jie juos meta? Tam, kad pasiruoštų žiemai. Kaip metų laikai, taip ir mūsų gyvenime yra sezonai. Yra sezonas, kada tu eini per iššūkius. Yra sezonas, kada tu sėji sėklas. Yra sezonas, kada tu imi derlių. Ir yra sezonas, kada tau reikia saugoti savo ūglius, savo pasodintus vaisius, savo pasodintas sėklas, tam, kad jų niekas neišnešiotų, niekas neišvogtų. Kodėl tu, išgirdęs ūkininką, kuris sodins savo grūdus vasarą, užuot sodinęs pavasarį, kodėl tu nežiūri kreivai į save, kada tavo gyvenime yra sunkumai ir tu sakai, o tai kur mano derlius? Sunkumai yra žiemos sezonas. Žiemą derliaus nėra. Žiemą mes naudojame tai, ką užauginom per vasarą ir ką nuėmėm rudenį. Teisingai. Jeigu tavo gyvenime yra dabar sunkumai, tau reikia suprasti paprastą dalyką, kad sunkumai nesitęsia amžinai, kaip ir žiema nesitęsia amžinai. Taip, yra ilgesnių žiemų, yra trumpesnių žiemų, bet žiema nesitęsia amžinai. Ir kas būna po žiemos? Po žiemos būna pavasaris, atgimimas, atsigavimas, tai lygiai taip pat. Pagalvok savo gyvenime, kada tau buvo sunku, kada tikrai buvai susidūręs su nemalonumais, su kažkokiais iššūkiais. Ir kas buvo po tų iššūkių? Aš garantuoju, kad po tų iššūkių buvo kažkas gero, praėjai sunkumus ir pasidarė lengviau. Tapai kažkoks geresnis, tvirtesnis, išmintingesnis. Kodėl aš esu toks garantuotas? Nes lygiai taip pat, kaip ryte pateka saulė ir vakare nusileidžia jinai, tai lygiai taip pat po sunkumų ateina galimybės. Po sunkumų ateina geri laikai. Ir lygiai taip pat, kada tau sekasi, kada yra geri laikai, tu pamiršti tą dalyką, kad geri laikai, kaip ir blogi laikai, netrunka amžinai. Kaip tu žiūrėtum į sodininką, kuris pasodinę savo trešnių medžius, jų nesaugotų nuo špokų, jų nesaugotų nuo vagių, jų nesaugotų nuo kažkokių ligų. Tu žiūrėtum keistai, nes kada tas sodininkas ateitų rudenį arba ateitų atėjus laikui, nueitų skinti savo trešnių ir nerastų nė vienos ir tu tiesiog sakytum, tai tu durnas, taigi tau reikėjo saugoti savo trešnes, taigi reikėjo saugoti nuo špokų, nuo vagių, nuo ligų. Tai lygiai taip pat ir tu, jeigu tu subrandinai kažkokius vaisius ir jų dar neskini, tu juos turi saugot. Saugot nuo kitų žmonių, nuo pavydo, galbūt net reikia saugot nuo savo artimųjų. Galbūt tą verslą, kurį pradėjai, galbūt tos įgūdžius, kuriuos pradėjai,
dar jie nesubrendo pilnai, kad juos galėtum nuskint. Galbūt juos reikėtų slėpti nuo artimųjų, užuot, kad jie iš tavęs pasityčiotų ir tai sugadintų tavo moralę ir sakytum, velniop tos visus kažkokios ten meditacijas, knygų skaitimus ir panašiai. Pažiūrėk, kaip į mane draugai žiūri, pažiūrėk, kaip į mane artimieji žiūri, juokės iš manęs, nesąmonė čia iš vis yra. Pavasarių gyvenime nėra tiek daug, kiek galėtum įsivaizduoti. Galimybių, kurios pasitaikys tavo gyvenime, jų nėra tiek daug. Saujeliai tik tai. Ir atėjus galimybei, tu turi būti pasiruošęs. Nes jeigu ateis galimybė ir tu jos net nematysi, tau bus uždėti kažkokie rožiniai akiniai ir tu tą galimybę matysi kaip kažkokį skemą, ar kaip matysi kaip kažkokį sunkų dalyką neįmanomą, tu tą galimybę praleisi. Tiesiog jinai praeis. Ir viena mažiau. Tada, kai pasėjai sėklą, tu turi saugoti ją nuo lietaus, nuo šalčio, nuo kitų blogų dalykų, kad tavo maži ūgliai išaugę, tavo dar net neduoti vaisiai, tiesiog pradėjęs augti tavo verslas, pradėjo augti tavo kažkokie geri įpročiai. Jūs reikia saugot. Ir kada jau jie sunoksta, kada jau jie beveik yra paruošti nuskinti, naudotis savo ir duoti kitiems žmonėms kaip dovaną savo gyvenime, tada tau reikia saugoti juos nuo vagių. Reikia saugoti nuo tų, kurie nori pasipelnyti iš tavęs. Reikia saugoti nuo tų, kurie nori naudoti tave, išnaudoti pilnai. Ir jeigu atsiradus galimybei, tu pasiesi mažai sėklų ar pasiesi kažkokią silpną sėklą, tai atėjus derliaus nuėmimo metui nesiguos, kad kažkas nesigavo, kad rezultatai yra tavo prasti, nes pastangos, kurias įdėjai, aš garantuoju, kad buvo mažos. Nes viskas visatoje veikia dėsniais, veikia ciklais, tam tikrais etapais. Tokiu pat tikslumu, kaip po žiemos ateina pavasaris, lygiai pat tokiu tikslumu po sunkumų tavo gyvenime ateina galimybės. Tad nedelsk, išnaudok tas galimybės. Dėk visas pastangas, kurias tik tu fiziškai gali, tam, kad pasėtum kuo didesnę sėklą. Ir tik pasėti sėklą neužtenka. Tu turi ją prižiūrėti, turi laistyti, turi tręšti, dėti pastangų daugiau, turi aukotis, kartais kažkur nenueiti, su kažkuo nesusitikti, tam, kad prižiūrėti savo lauką. Ir kada tavo pastangos pradeda duoti vaisius, neleisk jų vogti bet kam. Neleisk tavęs išnaudoti. Saugok, gink savo sodą. Ir kai nusimsi derlių, kada mėgausiesi savo pasiekimais, savo įgyvendintais tikslais, nepamiršk to, kad žiema artėja ir žiemai reikia ruoštis. Žiema nėra neišvengiama. Tik tai klausimas, kaip, ar lengvai, ar sunkiai tu ją pragyvensi. Ar būsi tu jai pasiruošęs ar ne. Ar būsi pasiruošęs sunkumam, ar nebūsi. Jie vis tiek ateis. Bet žinai, čia tik mano rytinės mintys. Tu turi savo galvą. Get the fuck out of bed, bitch, go!